Sveiki, aš esu Vilniaus pedagoginio universiteto komandos kapitonas Mindaugas Nefas. Kviečiu Jūs apsilankyti mūsų Alma Mater. 1935 metais buvo įkurtas pedagoginis institutas. Šiemet mes švenčiame mūsų universiteto 75-asias įkūrimo metines. Vilniaus pedagoginis universitetas yra sudarytas iš 11 fakultetų, 3 institutų. Mūsų universitete studijuoja daugiau negu 11 000 studentų. Pristatysiu Jums fizikos ir technologijų fakultetą. Susipažinkite su mūsų komandos fiziku Mantu. Šis aparatas yra vienintelis Baltijos šalyse. Jis ultragarsu privirina mikroschemas. Mūsų universitete rengiami muzikos, dailės, teatro ir šokio pedagogai. Dabar vykstame į antruosius Vilniaus pedagoginio universiteto rūmus, kuriuose yra įsikūręs ir mano istorijos fakultetas. Taip pat ten yra įsikūręs lituanistikos ir socialinių mokslų fakultetai. Istorijos fakultete rengiami ne tik tai puikūs istorijos specialistai, tačiau ir katalikų tikybos mokytojai. Kiekvieną trečiadienį mūsų fakultete vyksta šventosios mišios. Labas, čia mūsų komandos narys Tomas. Jis studijuoja socialinių mokslų fakultete. Šiame fakultete rengiami filosofijos, ekonomikos ir socialinių mokslų specialybės studentai. Kviečiu greičiau paskui mane. Tai yra mūsų biblioteka, čia mes studijuojame. Užsukime į Gamtos mokslų fakultetą. Gamtos mokslų fakultetas yra vienas didžiausių mūsų universitete. Čia rengiami biologijos, chemijos, geografijos, gamtos ir technologijų pedagogai. Esame unikalioje universiteto vietoje Oranžerijoje. Čia auga daugiau negu 550 augalų rūšių ir studijuoja 2 mūsų komandos nariai – Deividas ir Gintautas. Mes studijuojame ir tokiose laboratorijose. Sporto ir sveikatos fakultetas ugdo ne tik mokytojus, bet ir olimpinius čempionus. Labai džiaugiuosi, kad galiu atstovauti savo universitetui ir tikiuosi, kad mus lydės sėkmė ir pergalė. Vilniaus pedagoginis universitetas. Kurk savo ateitį pats!